apžvelgti Microsoft Cloud kaip ateities technologiją, kadangi šiai dienai vis dažniau mes girdim Microsoft Cloud, Microsoft Cloud, VMware Cloud, vCloud ir panašus dalykai. Ir iš tikrųjų informacijos apie tą cloudą, Microsoft Cloudą yra ganėtinai daug, tačiau jinai tokia yra pasklidusi. Ir turbūt gera yra iniciatyva iš Microsoft pusės, kad jie visgi siekia informuoti bendruomenę, kuri yra susijusi su Microsoft, tai yra partneriai, kaip pro bendruomenė, kad bendruomenė gautų tą informaciją. Kodėl šitas seminaras yra daromas, kodėl antroji mūsų tema, ketvirtadieninio seminaro, būtent Microsoft Cloudas. Iš tikrųjų, tai šiai dienai mes turime visą eilę tokių, sakykime, ganėtinai, populistinių išsireiškimų, kur sakoma, ten, pavyzdžiui, viena iš skaidrių. Cloud plus clients, client without work. Ką tai reiškia, kas tas cloudas, iš kur jisai tenais atsirado, kas jame ten gyvena ir kodėl šitos sienos dabar dingsta, kaip ir nelabai aišku. Taip pat vienas iš tokių labai dažnai pasitaikančių mitų, tai yra tai, kad cloudas atsirado nesenai. Mes matysime, kad cloudas kaip po technologija, kaip po koncepcija, jinai yra ganėtinai sena ir iš tikrųjų tai jinai yra žinoma ganėtinai plačiai ir žmonės naudojo pačią koncepciją, požiūrį patį jau ganokai senai. Galbūt daugiau populizmo marketingo buvo pridėta pastaruoju metu. Na ir praėjusią savaitę tik tais grįžęs iš Los Andželo, reiškia, kalbėjau šitomis temomis taip pat su Microsoftu. Los Andžele labai stipriai buvo akcentuota būtent šita tema, tai yra cloudo tema. Tai yra Steve'as Ballmeris, kaip visada pasirodė, reiškia, su savo šou, pranešė, kad dabar iššoka į cloudą, šoka į debesį ir visas žiniasklaidos priemonės, tas šokimas buvo tenais nureplikuotas. Bet visgi galima sakyti, tai nebuvo labai aišku, kągi reiškia tas šokimas į debesį ir kokį debesį dabar šoka. Taip pat buvo išreikšta tokia nuomonė, tokia strategija, Microsoft'o strategija, kad didžiulis dėmesys, pats didžiausias dėmesys bus būtent sutelktas į migravimą į cloudą. Ir tendencija, kuri buvo, reiškia, pastebima, stipriai pastebima visoje konferencijoje, buvo cloudas. Cloudas, virtualizacija ir panašios technologijos. Tai yra praktiškai prie kiekvieno stendo prieėjus, prie kiekvieno pranešėjo prieėjus, prie kiekvieno pranešimo, visur vienaip arba kitaip tai atsispindėjo. Tai reiškia, kad mes turėtumėm apie tai taip pat kalbėti, tai reiškia, kad anksčiau ir vėliau mes turėsime taip pat iššokti į šitą cloudą, kur Ballmeris iššoko. Ir aišku, turėtumėm žinoti, kas yra per daiktas ir kaip su juo gyventi. Taigi, pirmiausia, žinių piramidė. Tai kalbant apie pačias žinias ir kalbant apie pačius seminarus, kurie daromi ketvirtadieniais, tai jeigu imti pačius duomenis, kurie, internete jų yra daug, tačiau jie nėra struktūrizuoti pilnai, nėra nukreipti į vieną arba kitą šaką. Tai juos reikėtų sutraukti į vieną visumą, kažkaip tai kategorizuoti, sudėlioti ir tai tampa informacija, kurią vėliau galime perteikti į žinias, o įsisavinę žinias mes gauname supratimą. Tai tikslas mano, būtent šitų seminarų mūsų organizacijos, tai yra mūsų mokymo centro, tikslas yra būtent suteikti jums žinias, kad jūs gautumėte supratimą. Tai yra iki šitos vietos mes galime jums padėti. Čia jūs turėsite padėti patys savo. Aišku, aš stengsiuosi, kad tas supratimas ateitų kuo greičiau. Per valandą laiko mums tikrai nepasiseks išnagrinėti kiekvienos technologijos detaliai. Ir tai nėra mano tikslas. Mano tikslas yra, kaip ir praėjusiame seminare, padaryti apžvalgą pačios technologijos, pačios koncepcijos. Jeigu praeitą kartą mes kalbėjome apie virtualizaciją, kas tai yra aplamai virtualizacija, kaip jinai tenais veikia, tai dabar kalbėsime apie cloudą kaip po tokį. Tai reiškia, kad Microsoft'as tai yra dalis prezentacijos, kuri užima gana didelę vietą, tačiau tai nebus pagrindinė mūsų tema. Tai yra pas mus bus sekančios dalis, tai yra Microsoft Cloud'as ar tikrai tai nauja, architektūra, komponentai, priemonės, jų panaudojimas ir tada
aptarimas, galbūt poreikio analizė, tai yra mes pabandysime padiskutuoti, galbūt ko jums daugiau reikia, ko aplamai Lietuvoje reikia, nes kiek iš jūsų naudoja cloudą? Ar yra nors vienas žmogus iš organizacijos, kuri naudoja cloudą? Naudojate cloudą, taip? Jūs kokio tipo cloudą naudojate? Na, yra kaip private pagrindė. Bet ir tuo pačiu Facebookas irgi cloudas skaitus. Taip, tai iš tikrųjų, vat, kai paklausiu, visi sako, ne, mes cloudą nenaudojame. Taip? Iš tikrųjų, jūs visi naudojate cloudą. Tai yra cloud technologijas absoliučiai visi naudojate. Facebookas taip pat yra cloudas. Mes matysime, kad cloudas nebūtinai yra public cloudas. Tai yra vis, tokia nuomonė egzistuoja, kad jeigu cloudas, tai kažkur tai išorėje. Jokių būdų. Tai gali būti ir private cloudas, tai gali būti ir public cloudas, tai gali būti hybridinis cloudas, tai yra dviejų cloudų, tarkim, mišinys. Ir aišku, pati koncepcija toli gražu nėra sena. Atėjo jinai iš senų laikų, kai, buvo visa eilė serviso teikimo opcijų, tiesiog struktūrizuota ir pateikta. Ir paaiškėjo, kad jų egzistuoja bent keletas. Tai pati paprasčiausia klasikinė ta serviso teikimo opcija, tai yra insourcingas. Tai yra, kai mes viską turime pas save, atsimenat federalinės ūkis iš istorijos turbūt, kai viską turime pas save. Serveriai mūsų, programuotojai mūsų, technikai mūsų, programos mūsų, viskas yra mūsų. Atsiribojame nuo išorės ir gyvename pas save. Ar tai yra gerai? Turbūt nelabai. Todėl, kad patirtis taip pat yra jūsų, tik tai vietinė ir paėmimas kažko tai iš išorės yra ganėtinai skausmingas ir ganėtinai sunkus. Outsourcingas visiškai priešingas požiūris. Taip, einame į išorę, pasiimame viską iš išorės ir naudojame iš išorės. Ar tai gerai? Taip, iš vienos pusės gerai, bet matysime, kad atsiranda visa eilė rizikų. Daugybė grėsmių, kurios atmuša atgal ir tada žmonės sako, ne, insourcingas buvo geriau, viską gražiname atgal ir grįžta atgal. Galbūt optimaliausia versija būtų insourcingas ir outsourcingas kartu, tai yra co-sourcingo opcija, tai yra, ko mums reikia, naudojame iš išorės, ko negalime turėti patys, ką galime turėti patys ir kas yra optimalu, imame viduje. Tai labai stipriai, reiškia, siejasi su cloud computingu ir hybridiniais. Cloudais, kaip matysime, tai yra būtent šita ganėtinai optimali opcija gali būti panaudota. Toliau partnerystė, tai yra partnerystės sutartis siekiant bendrų tikslų, tai yra su Microsoftu partnerystės sutartis, su HP, su IBM, su dar kažkuo tai. Daugelis jūsų yra iš organizacijų, kurios turi vienokią arba kitokią partnerystės sutartį. Tai kadangi Microsoftas siekia bendrų tikslų šitoje vietoje, tai yra, kad jūs žinotumėt, kad jūs suprastumėt, kas tai yra, kad jūs naudotumėte ir klientams pateiktumėte sprendimus, kurie yra šiai dienai optimalūs. Tai yra vienas iš tokių dažnai kartojamų šūkių galbūt praėjusią savaitę buvo tai, kad winning together. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad laimime kartu. Esmė kokia yra? Jeigu jūs pateikėte klientams sprendimus, kurie atitinka Microsoft'o strategiją, kurie atitinka naujausias technologijas, jūs laimite, nes jūs iš karto esate kaip ir priekyje. Taip? Klientas jūsų taip pat laimi, nes jis naudoja optimaliausius sprendimus. Microsoft'as laimi taip pat, kadangi jūs parduodate Microsoft'o produktus. Šiai dienai Microsoft'as yra antras pagal, reiškia, reitingus po VMware, niekam tai nėra paslaptis, ir labai sparčiai vejasi. Vejasi dėl daugelio priežasčių, buvo taip pat išsakytos konferencijoje. Viena iš tų priežasčių yra tai, kad Microsoftas ima tik patikimas technologijas, patikrintas, todėl kad nenori rizikuoti, mes apie tai dar kalbėsime, apie rizikas. Ir matysime, kad, tam tikrais atvejais reikėtų susimastyti, kurią iš technologijų naudoti. Mano požiūris yra toks, kad jūs pasirinkate tai, ko jums reikia. Tikslas – pateikti jums vieną iš alternatyvų. Toliau veiklos proceso nuoma kažkokia, tai pavyzdžiui, buhalterijos nuoma. Viena iš opcijų taip pat gali būti realizuota per cloudą. Taikomųjų programų nuoma, software as a service, plačiai žinoma, nesavoka, tai yra, kai jūs nuomojatės programą ir mokate už tai, kiek jie naudojatės. Na ir konsultavimas. Konsultavimas galbūt mažiau naudojamas su cloud technologijomis, tačiau nepaisant to, jis labai sparčiai yra, reiškia,
pateikiamas klientams, labai daug sprendimų konsultavimo yra pateikiama klientams ir jūsų taip pat kaip konsultantų galbūt kai kurių tikslas yra žinoti, kaip konsultuoti klientą ir nukreipti į reikiamą linkme. Nes turbūt visi suprantate, kad užsidaryti viduje mes jau nebegalim šiai dienai. Taigi 4P. 4P, kurie svarbus yra, kalbant apie cloud computing arba cloudą tiesiog, jie ilgą laiką buvo vadinami 3P. Tai yra, mes turėjome žmonės, tai yra kultūra, organizacija, kompetencija šitų žmonių, kuri yra tikrai labai svarbi kiekvienoje organizacijoje ir sudaro ganėtinai didelę kompanijos jėgos dalį. Taip pat procesai, tai yra ką, kaip, kur, kada, tvarkos pačios įvairiausios, kurios apibrėžiamos, galbūt strategija, kuri numatoma organizacijoje, kaip tai daryti, kodėl daryti, kada daryti, produktai, sistemos, vidiniai produktai. Jeigu mes kalbame apie insourcingą, tai yra vidiniai produktai, kurie naudojame organizacijoje. Bet jeigu mes tik tais pradedame viską turėti pas save, automatiškai mes tampame apriboti. Todėl atsiranda partneriai su valdomomis sistemomis. Aišku, šitoje vietoje mūsų tikslas yra, kad tos valdomosios sistemos būtų kuo lengviau valdomos. Nes jeigu jos bus sunkiai valdomos, visų pirma, nebus motyvacijos jomis naudotis. Antra, jūs nemokėsite naudotis ir jeigu nebus pakankamai informacijos, tai panaudojimas bus ganėtinai brangus, iš konsultacijų pusės. Tai yra, šiai dienai yra daugybė sistemų, tikrai puikių sistemų, nebūtinai Microsoft'o, nebūtinai Oracle'o, nebūtinai dar kažkokio didelio vendoriaus, tai yra visa eilė smulkių gamintojų. Jų sprendimai tikrai yra geri, tačiau nėra informacijos, kaip jais pasinaudoti. Ir net nėra konsultantų, kurie galėtų pateikti šitą informaciją. Todėl jais nėra naudojamas. Geriau renkamas, tarkim, brangesnis sprendimas, bet toks, kuriam informacija yra prieinama. Todėl labai svarbu pasirinkti partnerį, teisingą partnerį, teikti vienam arba kitam sprendimui. Tai yra cloud computingas, tai nėra Microsoft'o išradimas kažkoks. Tai nėra VMwaro netgi išradimas. Kaip matysime, cloud computingas tai yra senas daiktas, ganėtinai sena koncepcija, kurią naudoja labai daug sistemų. Taigi, istorija. Bendrai laikoma, kad, pats cloudas, cloud computingas susideda iš 5 dalių, tai yra klientas, taikomoji programa, platforma, infrastruktūra ir serveris, prie jų dar grįšime prie šitų dalių. Galbūt matomos yra daugiau štai šitos 3, serveris ir klientas mažiau matomos. O istorija yra ganėtinai sena. Tai yra pirmą kartą John McCarthy išsireiškė apie kažką panašaus kaip cloudas, kaip public utility, ar ne? Toks išsireiškimas buvo pavartotas kaip bendro naudojimo kažkokia priemonė 60 metais. Tai buvo išreikšta koncepcija, kad būtų gerai turėti kažkokį tai bendro naudojimo resursą, kuriuo galima būtų pasinaudoti visiems už kažkokį mokestį arba pagal kažkokią sutartį, pagal partnerystę galbūt siekiant kažkokių tikslų, galbūt outsourcinant kažkokią tai paslaugą. 66 metais Douglas Parkhill, reiškia knygoje The Challenge of the Computer Utility, pratęsė šitą mintį ir toliau vystė, kad galbūt būtų tikslinga kažką paskirti to serviso tiekėjų ir galbūt būtų tikslinga to servisu naudotis daug geriau negu vidiniais resursais. Tai yra ne insourcing, bet outsourcing tam tikrus resursus, kurie bendrai pateikiami kažkur tai. Kažkur tai vėliau buvo pavadinta cloud, debesėlė, toks, reiškia, išsireiškimas. Pirmą kartą tas išsireiškimas, tai yra ta bendra, reiškia, priemonė, pavadinta debesėliu, buvo 97 metais, cloudas, patiko labai visiems, tai yra manam Šelap lekcija, telekomunikacijos tema, sako, reikėtų IT struktūras, IT resursus perkelti kažkur, tai kažkokį tai debesėlį, ir buvo, reiškia, tiesiog naudojama šitas išreiškimas cloud computing nuo 97 metų. 2006 metais, reiškia, atsirado tokia priemonė kaip Amazon Web Service, AWS, naudojant utility computingą. Arba, kitaip tariant, cloud servisą. Pirmasis toks cloud servisas, kuris pasirodė ir realiai buvo
pateiktas. 2008 metais tai Eukaliptus, toli gražu ne Vanvaras, ne Oracle'as, ne Microsoft'as, kompanija turbūt galbūt, jūs pirmą kartą gal kai kurie sužinojote šitą pavadinimą aplamai, galbūt kiti šiaip girdėję yra. Tai pirmas ir tarp kitko open source sprendimas, kuris leido tiesiog instaliuoti private cloud. Tai kiekvienam iš naudotojų. Kaip ir minėjau, informacijos yra ganėtinai mažai apie šitą kompaniją, apie šitos kompanijos produktus. Ir nors produktas ganėtinai naujas, 2008 metų, pabandykite surasti resursą. Jų yra labai ribota ir todėl daugelis tiesiog nežino, kad tai egzistuoja. Na, 2008 metais Gartneris pastebėjo eilėje, reiškia, savo tyrimų, kad organizacijos pamažu pereina prie, reiškia, tokio vadinamo cloudinio modelio arba į serviso orientuoto modelio ir tai tampa tendencija. Tai yra žmonės, organizacijos pamažu supranta, kad užsidaryti organizacijoje tikrai negalima ir visi vienaip arba kitaip naudoja. Ir iš tikrųjų mes naudojame cloudą. Tai yra Facebookas, yra tas pats cloudas, tai yra Twitteris, tas pats cloudas, internetas, tai yra tas pats cloudas. Kas gali pasakyti, kur stovi interneto serveris? Taip? Niekas. Tai yra debesėlis, į kurį mes jungiamės, tai yra tinklas, kuris pastoviai yra prieinamas, tai yra resursas bendras. Reiškia resursas, kuriuo mes naudojamės. Tai yra tų sprendimų yra visa eilė. O tai reiškia, kad mes jau naudojamės. Tai yra, mes jau esame šitoje struktūroje, dabar reikia su tuo susitaikyti ir kurti sprendimus šitai struktūrai, remianti šitą struktūrą. Tai yra, jeigu mes grįšime atgal, grįšime į insourcingą, apsiribosime pas save, iš to nieko nebus. Vienaip arba kitaip mes turime išeiti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta. Taigi komponentai. Kliento dalis, tai vėlgi aparatūrinė. Tam gali būti ir programinė įranga, arba programinė įranga, kuris skirta taikomųjų programų pateikimui ir niekaip kitaip nepanaudojama. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu nėra cloudo šitam klientui, tai jis tiesiog yra nenaudingas, nenaudojamas. Tai va toks klientas yra vadinamas cloudiniu klientu. Toliau dalis, kurios yra plačiai žinomos ir naudojamos. Tai yra šitas klientas gali būti išorinis, tai gali būti, tarkim, kad ir kompiuteris jūsų, kuris jungiasi prie cloudo ir naudoja, pavyzdžiui, operacinę sistemą tiesiai iš cloudo, arba naudoja, pavyzdžiui, kažkokią tai programą, tarkim, Office'ą iš cloudo. Aplikacija tai programinė įranga, skirta suteikti paslaugas pagal software as a service apibrėžimą. Kitaip tariant, tai yra programa, kuri yra debesėlė, mes nežinome, kur jinai instaliuota. Galbūt instaliuota 2 serveriuose, 10 serverių, 50 serverių. Kokiu būdu workload balancingas padarytas, mes taip pat to nežinome. Mes žinome, kad kai mums reikės, mes prisijungime, pasinaudojame ją, sumokame kažkokį tai mokestį arba nesumokame kažkokio tai mokesčio, priklausomai iš to, kieno cloudą mes naudojame. Ir ta aplikacija pas mus veikia. Nebūtinai web aplikacija, nes daugelis įsivaizduoja, kad tai būtinai turi būti web aplikacija. Jokių būdų. Šiai dienai yra visai eilė sprendimo, tame tarp ir Microsoft'inių sprendimų. Kai jūs naudojate programinę įrangą, jie atrodo lyg tai būtų instaliuota pas jūs ant kompiuterio, tarkim API ar ne technologija. Tačiau realiai pas jūs nėra jokio failo, jokios programos, kuri pas jūs būtų instaliuota ar veiktų. Taigi, aplikacija, kuri yra tenais ir kuri skirta, reiškia, jums naudotis kaip servisas. Toliau platforma. Tai programinė įranga, kuri skirta suteikti resursus tai aplikacijai. Na, kiekviena organizacija turi savo platformas, ar ne, ir veikia pagal platform as a service apibrėžimą, naudojant infrastruktūros komponentą. Kitaip tariant, tarkim, jeigu paimti Microsoft'ą, šiai dienai jau galima naudoti virtualius desktopus, virtualias operacinės sistemas, Vanvaras senokai jau siūlo, reiškia, šitą sprendimą. Ir jūs tiesiog naudojate operacinę sistemą, kurios vėlgi nėra pas jūs. O toje operacinėje sistemoje sukasi virtualios aplikacijos, kurių vėlgi nėra pas jūs. Tai yra, jūs pasiimate iš išorės šitos daiktus ir naudojate pas save. Na ir galiausiai infrastruktūra, kuri, reiškia, leido tai platformai veikti, tai yra infrastructure as a service apibrėžimas. Šitoj vietoj turbūt tie žmonės, kurie dirbė yra su Vanvaru, tai labiausiai įsivaizduoja, kas tai yra. Taip, tai yra
virtuali mašina. Tie, kas dirba su Hyper-V arba Virtual Server, 2005 versija arba senesnė, tie taip pat turbūt žino, Virtual PC, ar ne, tokie produktai. Tai yra, jūs turite liktai virtualų kompiuterį, nors realiai to kompiuterio nėra, tai yra failas. Tai yra failas, kuris yra kitame kompiuteryje. Kas yra įdomiausia, tie failai gali būti ne kitame kompiuteryje, bet kituose kompiuteriuose. Jie gali būti nutolę. Nepaisant to, jūs sėkmingai galite jais naudotis. Tai yra, jūs sėkmingai galite prisijungti prie to kompiuterio, sėkmingai tenais dirbti kažkokius tai darbus, net neįtardami daugeliu atveju. Tarkim, praeitoje prezentacijoje aš pademonstravau, reiškia, šitą situaciją, kad tai yra virtualus kompiuteris, kad realiai jokios aparatūrinės įrangos nėra. Tai yra, jūs naudojate virtualų daiktą kažkur tai debesėlėje. Na ir galiausiai serveris. Tai kompiuterinių ir programinių priemonių rinkinys sukurtas teikti cloud komponentus. Tai serveris arba, reiškia, vieta, būtent to debesėlio vieta, į kurį mes kreipiamės, tai yra, iš kur mes gausime tą daiktą. Microsoftas turi savo servisus, ar ne, tai Azure'as, plačiai žinomas. Kitos organizacijos taip pat siūlo visą eilę tų cloudinių sprendimų. Tai yra, nereikėtų įsivaizduoti, kad vienas arba kitas tiekėjas tai yra vienintelis, kuris teikia cloud. Jų yra visa eilė, kainodara pati įvairiausia, skirtinga. Jūs galite prisijungti prie jo. Dažniausiai tai būna IP adresas arba serverio pavadinimas arba domeinas kažkoks tai su vartotojo vardu. Prisijungiate ir valdote tuos resursus savo. Tai yra infrastruktūra, platforma, aplikacija, galbūt klientą. Jeigu, reiškia, toks yra leidžiamas. Vieni leidžia šitą dalyką daryti, kiti neleidžia, vieni įtraukia, kiti neįtraukia. Ir dar kartą pasikartosiu, tai yra bendrinis apibrėžimas komponentų, kurie apibrėžia cloudą kaip po visumą. Jeigu kalbėti apie techninį apibrėžimą, tai praėjusiais metais buvo pateiktas, tik praėjusiais metais, tai ganėtinai naujas daiktas, rugpjūčio 22 dieną, National Institute of Standards and Technology, reiškia, pateikė apibrėžimą, kuris labai visiems, na, kaip ir patiko ir tiko. Jame svarbiausia yra tai, kad egzistuoja taip vadinamas frontendas ir backendas. Frontendas tai yra tai, ką mes matome, tai yra visi tie servisai, kuriuos mes reguliuojame, o backendas, kuris leidžia jums veikti. Dažniausiai kliento tiesiog nedomina backendas. Tai yra, kažkas tenais yra ir serviso tiekėjas, jis atsakingas už tai, kad backendas veiktų. Na, o serviso gavėjas klientas, jis jungiasi prie frontendo ir naudojasi, reiškia, šitais servisais. Taigi, cloud computingas buvo apibrėžtas, kad tai yra patogi pagal pareikalavimą tinklinėmis priemonės pasiekiama kompiuterinių konfigūruojamų resursų saugykla, kurios komponentus be didelių serviso tiekėjo ir serviso gavėjo valdymo paslaugų galima paimti ir grąžinti atgal. Kitaip tariant, jeigu ar yra kas nors, kas naudojasi Azure'u, bent jau bandomuoju kažkokiu accountą. Yra nors vienas žmogus. Tai reiškia, tai atrodo maždaug taip. Jūs įsijungiate, reiškia prisijungiate prie serverio, to komponento, kuris teikia prie frontendo, ir ten yra pasirinkimai. Kokio serverio jūs norite? Ne? Ten didelio, didesnio, vidutinio, mažesnio, reiškia, pagal tai eina kaina, kiek jūs jį naudosite. Jūs norite klasterio, nenorite klasterio. Kokias aplikacijas jūs naudosite? Šitą. Nebenorite kažko, tai varnelę nuėmėt, visą tai dingo. Tai yra atgal grįžo, jūs mokate mažiau. Praktiškai visi cloudinių servisų tiekėjai veikia tuo principu. Tai yra, jūs prisijungėte, pasikonfigūruojate infrastruktūrą, kuri jums yra reikalinga ir ją naudojatės iš karto. Kas už to stovi, daugelio atveju yra nutylima, daugelio atveju yra pateikiama. Tarkim, Microsoft atveju yra sakoma, kad yra visa eilė tarpinių serverių, kurie kešuoja visą šitą informaciją ir prisijungdami iš bet kurios pasaulio vietos jūs prisijungite prie artimiausio serverio, kuris yra jūsų lokacijoje. Tokiu būdu yra pasiekiamas didžiausias našumas. Vėlgi tai yra deklaracija. Taip? Kaip tai yra? Tikėkime, kad taip yra, nes Microsoftas dažniausiai nemeluoja, nes būtent tokiose vietose nemeluoja, nes tai galima patikrinti iš tikrųjų ir turbūt būtų didelis skandalas, jeigu būtų buvę kitaip kažkaip. Kitaip tariant, paprastai kalbant, yra daugybė vartotojų visokiausių su pačiais įvairiausiais įrenginiais ir yra cloudas, taip, servisai kažkokie. Infrastruktūra, programinė įranga, reiškia kiti komponentai ir jie naudojasi iš to servisu.
priklausomai nuo to, kokiu pagrindu naudojasi, jie moka arba nemoka, jie sujungia savo, reiškia, resursus arba naudoja tik išorinius. Veiklos požiūriu, kodėl tai yra gerai? Tai visų pirma, tai yra judrumas. Jūs galite judėti ir jums visiškai nesvarbu, kurioje vietoje jūs esate. Jūs jungiatės visada į debesėlį, jo nuorodą turite, jeigu pasiekėte tinklą, jūs turite prieimą prie savo resursų. Programinė prieiga, tai yra Advanced Programming Interface'as, taip pat ganėtinai paprastas. Tai yra šiai dienai, kuriems developeriams yra ganėtinai paprasta prisijungti prie cloudinių servisų ir ganėtinai paprasta juos naudoti. Iš principo, jeigu jūs naudojate lokalius resursus, permesti, panaudoti cloudinius servisus yra ganėtinai paprasta. Todėl pereiti prie jų nėra taip sudėtinga ir taip baisu, kaip atrodo. Tai yra, jūs realiai naudojate serverių, tiesiog tas serveris yra ne pačiupinėjimas, o jis yra kažkur tai, debesėlėje. Iš kitos pusės, aš nežinau, kiek jūsų yra panaudoja hostingą, pavyzdžiui, Amerikoje. Ar naudoja kas nors hostingą? Free. For free. Taip. Tai yra tas pats cloudas. Ar jūs žinote, kur stovi serveris? Ar jūs kada nors jį matėte? Ir kiek ten tų serverių stovi? Niekada. Taip. Nepaisant viso šito, jūs turite programinį interfeisą, jūs kuo puikiausiai sugebate kurti puslapį, koreguoti jį, įkelti jį kažką tai ir ne, ten konfigūruoti ir panašiai. Tačiau realiai to geležiuko, ar ne, insourcingo, jo nėra. Tai yra cloudas, prie kurio jūs jungiatės. Kaina, dažniausiai kaina yra gerokai pigesnė. Turbūt niekas nesiginčys, kad $5 yra gerokai pigiau negu ten kokie nors 50 000 $ už serverį. Tuo tarpu jūs turite, tarkim, webinį serverį, labai sėkmingai kas mėnesį mokant po $5. Tai yra tų servisų, tarkim, Amerikoje. Kiek nors, tai yra ir už gigą tų servisų. Taip pat labai sėkmingai. Taigi, kainos atžvilgių cloudas nėra brangus. Vėlgi mitas, kuris dažnai būna pateikiamas, cloudas yra brangu. Ne, tai nėra brangu, priklausomai nuo to, kokį cloudą jūs naudojate ir kaip jį naudojate. Nepriklausomumas nuo įrangos. Jums visiškai neįdomu, kokia ten įranga stovi. Kažkada tinkle buvo paskleistas toks mitas, aš nežinau, ar tai tikrovė ar mitas, kad Google'as aplamai naudoja daugybę senų kompiuterių sujungtų į vieną gridą kažkokį. Taip. Kas gali patikrinti, ar ten daugybė senų kompiuterių, ar daugybė naujų, ar senų ir naujų, tai mums kaip ir nesvarbu. Mes naudojame paieškos sistemą ir nuo įrangos, kuri tenais yra naudojama, mes esame visiškai nepriklausomi. Patikimumas. Tai yra, jeigu pas mus dingo čia elektra, tai pas mane viskas ir išsijungia. Taip, aš turiu upsą, kažkiek paveikia, vis tiek išsijungia. Dabar, jeigu pas mane dingo elektra ir aš dirbau cloud'e kažkur tai dingo tik tinklas. Tinklas atsirado, aš prisijungiu atgal, vėl aš turiu tą patį. Reiškia, pas mane atsiranda patikimumas kaip reiškia savybė viso šito serviso. Galime panaudoti daugybę scenarijų. Jeigu mes turime, tarkim, serverį, tą patį nuomojamą serverį, tarkim, Hostupone, Hostgatore ar dar kažkur tai mes sėkmingai galime išnuomoti kitam serverio gabalą. Mes galime naudoti kaip failų serverį, mes galime jį naudoti kaip mailo serverį. Jeigu mes naudojame Azure su SQL serveriu, mes galime jį naudoti CRM-ui, mes jį galime naudoti savo programai, mes galime naudoti webiniam kažkokiam tai savo, tarkim, puslapį. Tai yra, jūs nesate apriboti panaudojimumu. Galite plėsti. Vėlgi, kadangi jūs esate nepriklausomi nuo įrangos, jeigu jums reikės prisipirkti naują serverį ir jį tenais įjungti, tai bus daugybė konfigūravimo darbų. Tarkim, Azure atveju, ne, jūs uždedate varnelę, man reikia papildomų resursų, viskas jūs juos turite, ten keletą sekundžių bėgyje. Aišku, iš to išeina našumas, tai yra našumą pasiimate tiek, kiek jums reikia. Jeigu jūs planuojate pirkti serverį šiai dienai, jūs planuojate, kas bus per ateinančius 5 metus, 3-5 metus. Jūs perkate dažniausiai šiek tiek brangesnį, kad ateityje jis tenkintų jūsų poreikius, nes priešingų atveju jūs turėtumėt vėl pirkti naują serverį. Šiuo atveju jūs imate tiek, kiek jums reikia, po to, kai jūsų poreikis išauga, jūs pasididinate poreikį, mokate truputį daugiau. Todėl bendroje sumoje atsipirkimas yra gerokai didesnis, naudojant cloudinius servisus, negu insourcerius arba, reiškia, vidinius. Saugumas, saugumo požiūriu, čia yra kita tema ir esu jau perkalbėjęs su mūsų administravimo dėstytoju, nes aš daugiau su programuotojų dėstytojas, kad jis pristatys saugumo sprendimus ir saugumo niuansus, kurie yra susijęs su cloudu.
Taip, ten yra daugybė klausimų. Jeigu jūs neatsargiai pasielgsite, kadangi cloudas tai yra debesėlis, kuris yra labai toli, taip kažkur tai labai arti, jūs nežinote, kurioje vietoje jis yra, kaip jūs galite prisijungti prie jo, taip ir kitas gali prie jo prisijungti. Jeigu informacija nutekės, tai yra tas pats, kas savo, reiškia, kreditinę kortelę paimti ir padėti visiems, naudokitės, dar ir PIN kodą. Taip, tai šitoj vietoj saugumo klausimai, aišku, yra ganėtinai skaudus, tačiau jeigu jūs viską darote taip, kaip turite daryti, nes šitoj vietoj klaidoms vietos kaip ir nebėra, jeigu jūs esate viduje, na, paėmėte ir paleidote visus servisus administratoriaus akauntų. Taip, na ir kas? Kol niekas neįsilaužė, netėjo, nepamatė ir veikia daugybę metų ir kas galėtų pasakyti ir pasižiūrėti. Po to išeinate iš darbo, išeinate į kitą organizaciją, ateina kitas, sako, kas čia paleido visus, reiškia, servisus administratoriaus akaunto, tai buvo patogiau. Taip, jeigu jūs čia kažką panašaus padarysit, taip, tai gali skaudėti. Tai yra rekomendacijos, žinios, reiškia, kompetencija yra labai svarbi. Iš kitos pusės, vis labiau atsiranda poreikis kvalifikuotams konsultantams, saugumo konsultantams. Tai yra žmonės, kurie supranta, kaip reikia saugiai teikti servisus, kaip gauti saugiai servisus ir kurie gali tą padaryti. Tai yra šitoje vietoje, aišku, ir apmokėjimas atsiranda papildomos įvairios motyvacijos. Galbūt organizacijoms tai yra sunku vienu atveju, nes jie turi mokėti daugiau specialistų, bet iš kitos pusės jie moka už tai, ką turi, o ne už iliuziją, kad jie kažką turi. Nes, nu, galima nusipirkti, turiu adminą, kuris viską paleido administratoriaus akauntų, viskas veikia. Va. Na ir priežiūra. Jums neskauda galvos dėl elektros cloud'e, jums neskauda galvos dėl ventiliatoriaus sustojusio serveryje, jums neskauda galvos dėl upso, kuriam pasibaigė baterija. Taip? Už jūs tai daro. Jūs už tai galbūt mokate, bet už jūs tai daro. Todėl bendroji sumoje, reiškia, veiklos požiūrį tai yra ganėtinai patrauklus dalykas ir veiklai tai patinka. Kodėl? Todėl, kad galvos skausmo mažiau, o nauda yra ta pati, panaudojimas tas pats, reiškia, ir kodėlgi to nepasinaudojus. Jeigu tai būtų už prieinamą kainą. Ką reiškia prieinama kaina, tai yra šita vieta, kada jinai tampa gera kaina. Vėlgi, skaičiavimas turėtų būti šiek tiek kitoks, kadangi tai yra nauji dalykai. Dažnai žmonės remiasi seną informaciją, senų skaičiavimų ir padaro didelę klaidą. Tai yra klasikinis požiūris į bet kokią įrangą, programinę, reiškia, aparatūrinę įrangą, bet ką. Yra return on investment. Tai yra už kiek pirkau, kiek atsipirko. Taip? Tačiau jūs turbūt žinot, kad Gartneris jau senai ką pasakė, kad realiai pamatuoti daiktų šitaip negalima. Tai yra mes turime galvoti apie total cost of ownership. Tai yra kiek kainuoja mums turėjimas šito daikto. Tai yra kiek mums kainuoja serverinės turėjimas, resursų išlaikymas ir kiek mums kainuoja nuoma. Taip? Ir paskaičiavo šitos dalykus, šiai dienai pagal Gartnerio, vėlgi, ne Microsoft'o, ne dar kažkieno tai skaičiavimus, tai yra pigiau. Jeigu jūs pasimate, tai ko reikia. Tai yra, jeigu jūs nepasimate buldozerio ir nebandote kasinėti smėlio dėžutės. Tai yra, namuose bandote pasidaryti telefonų bazės programėlę ir tam išsinuomojate Azure servisus kažkur tai, su pačiu didžiausiu apmokėjimu. To nereikėtų. Todėl reikia labai stipriai žiūrėti į, reiškia, sutartis, į tai, kas joje yra parašyta. Tipai. Kokie yra cloudų tipai? Tai yra, na, plačiausiai žinomas. Tai yra public cloudas, tai yra trečiųjų šalių teikiami cloud servisai. Toliau private cloudas. Tai yra vidinis cloud servisas, kai jūs turite serverinę, kaip cloudą kažkokį tai, ir jį kreipiatės. Šitoj vietoj serverinė, kas yra įdomiausia, jau nebūtinai yra aparatūrinės įrangos rinkiniai. Tai gali būti kas? Tai gali būti aplamai vienas įrenginys, kuriame gyvena daugybė serverių. Tai yra virtualizacija. Hyper-V, pavyzdžiui, technologija. Taip. Jūs turite kompiuterius, kur jie yra? Jų nėra. Jie yra debesėlyje, į kurį jūs kreipiatės. Negana to, jie turi savo IP adresus. Taip. Jie turi savo operacinės sistemas. Taip. Jie turi savo taikomasias programas. Jie funkcionuoja pilnai kaip kompiuteriai. Nepaisant to, jie yra jūsų private cloud'e, kurį jūs patys galite kurtis. Ir aišku, tai yra nemokamas, tačiau požiūris yra tas pats. Hibridinis cloudas. Tai yra privatus ir public cloudas sujungti į vieną visumą. Tai yra ne viską galima pasidaryti pas save. Susijungėte,
turite bendrą modelį pagal savo poreikius. Tai yra šitoje vietoje nebūtinai viską pirkti iš išorės, jūs galite naudoti kažką pas save, tačiau bendrai tą panaudoti per hibridinį cloudą. Mažiau žinomi tipai tai community cloudas ir combined cloudas. Community cloudas tai kai dvi organizacijos kartu naudoja vieną resursą. Pavyzdžiui, variantas. Jūs perkate Azure accountą, tai yra visiškai normalu, išsinuomojate tenai serverį ir su kita organizacija dalinate šito serverį. Jūs pasakysite galbūt nelabai etiškai ir nelabai gerai, net dvi skirtingos organizacijos naudojasi tuo pačiu, reiškia, serveriu. Tačiau iš kitos pusės yra visa eilė organizacijų arba grupių, taip vadinamų, šiai dienai ir Lietuvoje yra ganėtinai daug, kurios, naudoja panašius servisus, tarkim, CRM-ą, naudoja, tarkim, SharePoint'ą, naudoja Exchange ir panašius dalykus. Kodėlgi joms nesikooperuoti ir nepanaudoti vieno serviso, jeigu tai yra vienos grupės įmonės kažkokios. Taip, tarkim, Maxima ar dar kažkas. Yra visai eilė grupės įmonių, kurios tikrai informacijos neslėpia, nes savininkas yra vienas ir tas pats ir ganėtinai strategiškai apsimoka naudoti vieną serverį keliom organizacijom. Arba taip vadinama community cloud. Combined cloudas tai vienodų modelių panaudojimas iš skirtingų šalių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime, tarkim, du private cloudus, juos sujungiame, vienodus cloudus. Ne private public, bet private arba public, hybrid. Ne? Tai tokia atveju tai yra vadinama combined cloud. Ir ieškant informacijos apie cloudą, būtent reikėtų remtis šitais, reiškia, 5 tipais, kurie yra pateikti kaip bendrinis cloudo apibrėžimas ir priklausomai nuo to, kokios informacijos jums reikia, jūs galite įsitraukti. Vėlgi, Microsoft'o požiūriu yra visa eilė sprendimų, kurie gali būti realizuoti per vieną arba kitą cloudo tipą. Rizikos. Kokios yra rizikos? Tai visų pirma, saugumas ir privatumas. Kaip ir minėjau, reiškia, jeigu jūs galite prisijungti ir kitas gali prisijungti. Kompetencija, reiškia, ir žmonės bei, reiškia, aptarnaujantis personalas. Tarptautinės ekonominės ir politinės problemas. Tai jeigu jūsų cloudas yra kažkur tai Nigerijoje, labai pigiai, taip, labai našus, labai geras cloudas, bet Nigerijoje. Arba Alžyre. Taip, naujas diktatorius ir jūsų visa duomenų bazė su CRM ir visais kitais dalykais jau yra kažkur tai debesėlėje, kuris išlyja. Taip, tai yra rizika. Ir pasirenkant providerį šitoje vietoje, reikėtų pagalvoti, kurgi yra jūsų cloudas. Tai yra į kokį debesėlį jūs jungiatės. Toliau paslaugos tęstinumas. Jeigu organizacija, kuri teikia cloudo servisus, yra šiandien, tai visai nereiškia, kad jinai bus rytoj. Todėl organizacija, kuri teikia, teikėjas, serviso teikėjas, turėtų būti taip pat žinomas ir patikimas. Vėlgi, praėjusią savaitę bendravau ir kalbėjau su eilė kompanijų, kurios sutiko pateikti savo cloudinius sprendimus. Tai yra, mes sutarėme, kad jie prisijungs per nuotolį, tai yra mes naudosime webinaro, reiškia, principą, tai vienam iš ketvirtadienio bus turbūt paskelbtas, reiškia, webinaras, kur jie pristatys savo cloudus ir savo sprendimus, savo aplikacijas, kurios jau yra cloud ir kurios galite nuomotis tiesiai. Tai yra ne Microsoftinis cloudas, tai yra Microsoft technologijos, jie nuomojasi Azure, ant Azure platformos daro savo cloudą, taip, ir toks hybridinis cloudas, reiškia, pateikiamas jums, kaip public cloudas. Jūsų požiūrį tai yra public cloudas. Ir tokių sprendimų yra visai eilė. Tai nėra 10 sprendimų, tai nėra 20, yra 100 sprendimų. Ir organizacijos, aišku, jas pristato. Ir, tarkim, vien CRM sprendimų, aš bandžiau suskaičiuoti, nes tai yra ganėtinai populiarus produktas. Tai CRM sprendimų aš suskaičiavau per visą parodą 82, man atrodo, per visą parodą. Jeigu žiūrėti, reiškia, kitus sprendimus, ne CRM, finansinės aplikacijas kažkokias, taip, finansų valdymo kažkokias aplikacijas, tai vėlgi ten buvo visas debesis. Taip, tai tik parodoj, tai yra partneriai, kurie pristatė. O kiek yra mažesnių, apie kuriuos mes dar nežinome, kurie galbūt kažkada tai vėl teiks, kurie teikia. Galbūt jūsų organizacijai nėra kritiška pasimti, tarkim, labai brangų kažkokį servisą, galbūt paprastesnis yra. Tai vėlgi yra ganėtinai daug. Tačiau visada reikia pagalvoti apie paslaugos tęstinumą, kiek ilgai gyvuos kompanija. Toliau duomenų migracija, kai keičiamas tiekėjas. Labai stipriai reikėtų pagalvoti apie tiekėją. Dar kartą pasikartosiu.
Todėl, kad jeigu nedaug dievė jums reikės išmigruoti duomenis iš vieno cloudo į kitą, tam, kam yra tekę migruoti iš vieno, tarkim, web puslapio tiekėją į kitą, turbūt žino, kas tai yra, ar ne, koks jis. Nors atrodo labai paprasta. Suarchyvuojam, nunešam kitur, išarchyvuojam. Taip? Realiai tai nėra taip labai neskausminga. Todėl kartais apsimoka pasimti geriau brangesnį servisą, nemokamą servisą, bet neturėti to galvos skausmo, kai jums pasakys, kad vat, susirinkite savo žaislus per mėnesį laiko ir dinkite iš tos smėlio dėžės. Nes dingti gali būti jums labai skausminga, su dideliais praradimais. Taigi, tiekėjas vėlgi labai svarbus. Tai yra, šiuo atveju mes visada kalbame apie kompetenciją, mes visada kalbame apie tiekėją ir kur tas tiekėjas yra. Yra daugybė rizikų susiję būtent su tuo. Vienas iš tiekėjų, tai Microsoft Cloud, reiškia Microsoftas ir jo platforma. Kągi jis turi? Na, aišku, šviečia Windows Azure. Ką reiškia Windows Azure? Vertimas koks būtų? Žydrynė. Žydrynė. Taip. Kodėl buvo pasirinktas toks pavadinimas? Todėl, kad daugelėje kalbų jis skamba panašiai. Nu, tarkim, rusų kalba, ne? Lazūrė. Prancūzų ten irgi panašiai kažkas. Taip. Na ir dėl šitos priežasties kažkas tokio, na, gražaus debesėlis. Ne? Tai Windows Azure platforma, tai yra cloudo infrastruktūriniai servisai, virš kurių, reiškia, arba kuriuose yra visa eilė papildomų servisų, tokių kaip Live servisai, .NETiniai servisai, SQL serveris, SharePointas, Dynamicsas, ar ne. Jie leidžia, pasinaudojant priemonėmis įvairiomis, arba tiesiogiai naudoti šitą servisą, cloudinės infrastruktūros, arba naudoti jau Microsoft'o sukurtus cloudinius servisus, tai yra aplikacijas, kurios tenais yra. Tai šiuo atveju mes turime Windows Live'ą, Office Live'ą, turime Exchange Online, kurį taip pat galite naudoti, jeigu nenorite pirktis, pavyzdžiui, Exchange'o patys. CRM Online'as buvo pristatytas labai galingas įrankis su daugybė galimybių, kaip sakė vienas iš, tarkim, tų speakerių, sakė, na, organizacijai turbūt yra nuodėmė nesinaudoti šitais dalykais, tada, kai jie yra pateikiami taip lengvai. Na ir SharePointas, vis labiau populiarėjantis. Aišku, jūs turite naudotis Microsoft technologijomis, kad galėtume tai pasiekti. Apačioje kas yra? Microsoftas šiek tiek deklaruoja. Tai yra, koks hardvaras, koks tinklas ar ne, kokiu būdu tenais viskas instaliuojama ir panašiai. Aišku, yra pasakoma, kad jūs turėtumėte nesirūpinti apie tai. Tai yra, nuo jūsų tai yra nuimama. Jeigu kalbėti apie populiariausias platformas, tai yra šiai dienai Microsoft strategija, link kurių vietų eina, link kurių aplikacijų labiausiai linksta vartotojai, tai be abejonės labiausiai visus sužavėjo Microsoft Link prezentacija ir jo galimybės. Vien automatinis vertėjas, ko vertas. Tai yra principas, kai jūs kalbate, tarkim, angliškai, jūsų oponentas, tarkim, ar kitam laido gale esantis žmogus kalba ispaniškai, jis girdi jūs ispaniškai, jūs girdite į angliškai. Nu, automatiškai į lietuvių kalbą. Aišku, ta technologija dar labai nauja, labai žalia. Tai yra, principas labai paprastas. Jūsų kalba verčiama į tekstą, tekstas pasiimamas iš žodyno išverčiamas į antrąją kalbą, toliau išversta kalba, pasiėmus tembrą jūsų, verčiama į kitą kalbą. Na, ten buvo ir cirko, aišku, kai aš manau, kad su lietuvių kalba mes dar turėsim palaukti šiek tiek su šitą technologiją, bet paprastos kalbos, manau, kad greitų laikų bus pasiekiamas. Tarkim, visa konferencija, visa absoliučiai konferencija buvo naudojamas linkas ir apačioje visada ėjo subtitrai, tiem, kurie negirdi. Ir tie subtitrai buvo konkrečiai iš kalbos. Ten nebuvo įrašytos tos kalbos. Tai yra, jie patys žmonės kalbėjo, interviu tenais ėmė, iš Mansono ėmė ten Viržin, reiškia toje, kurie žmonės kalbėjo, atsakinėjo ir panašiai, ir iš karto ėjo. Nu, aišku, tai yra anglų kalba. Bet technologija yra aiškiai, tai yra automatinis vertėjas šiai dienai jau yra normalus ir komunikacija. Toliau kitas labai puikus dalykas, tai yra Microsoft Dynamics CRM Online'as, vėlgi Azure pagrindų padarytas, kaip sakė, nesinaudoti nuodėmę, kadangi, na, sąlyginai ganėtinai pigus produktas, tiems, kas negali sau leisti nusipirkti, tai yra keletas opcijų,
keletas planų tenais yra. Beje, kaip ir Office, tai yra mes turime enterprise, professional, tarkim, licenzijų tipus, kur iki 25, tarkim, vartotojų, virš 25. Office'as tai yra jūsų Office'as. Jūsų 20 Office'as, kurį jūs naudojate galbūt kažkurie tai, kurie nenaudoja galbūt, kurį jūs galite naudotis online šiai dienai. Tai yra Microsoft'as siūlo jums tiesiog pasinaudoti šitomis galimybėmis tiesiai, nesiperkant kažko tai papildomai, neinstaliuojant kažkur papildomai. Na, disko vieta yra labai naudingas ir, reiškia, pastoviai tirpstantis resursas. Taip, turbūt žinot Parkinsono dėsnį, kad išsiplečia duomenis iki kokio dydžio, kiek skirta jiems laikyti. Taip, tai pastoviai jų trūksta. Na, vieni laiko filmus, kiti laiko dokumentus, treti dar kažką, tai bet kuriuo atveju vieta yra svarbi. Šitoje vietoje, nors Office 365 ten reikia 700 MB parsisiųsti. Na, kol kas, reiškia, yra tokių niuansų, tačiau ateityje manau, kad šitie dalykai vis labiau populiarės, vis labiau, reiškia, mes turėsime efektyvesnės technologijas. Kokia žinutė iš mano pusės yra? Pradėkime domėtis, pradėkime mokytis, pradėkime, reiškia, naudoti šitos daiktus pas save. Nes po 2-3 metų, kai konkurentai jau naudos šitos daiktus, jau bus vėlu kažkur tai bėgti paskui ir ten žiūrėti, kas bus. Tai yra šiai dienai jau yra visa eilė sprendimų. Na, kalbant apie private cloudą, kokie yra sprendimai? Čia iš tikrųjų skaidrė iš praėjusio ketvirtadienio. Tai mes matome, kad private cloudui sėkmingai galite susikurti taip pat, pasinaudojant Microsoft technologijomis. Netgi yra visa eilė licenzijų. Reiškia tokių papildomų dalykų, kai jūs galite pirkti, tarkim, enterprise licenciją ir po to naudoti eilę licenzijų nemokamai Hyper-V mašinose. Tai yra, jūs turite įrankius jau šiai dienai pasidaryti tiek private cloudą, tiek naudoti public cloudą. Automatiškai jūs galite naudoti hybridinius cloudus, galite naudoti community cloudus ir panašius dalykus pagal jūsų organizacijos poreikį, pagal jūsų, reiškia, klientų poreikį, pagal tai, ką jūs darote. Rizikos dar kartą pasikartosiu, saugumas, problemos, paslaugos tęstinumas, duomenų migracija, kai keičiamas teikėjas. Gerai, dabar paskutinė mūsų skaidrė, paskutinė tema, tai yra aptarimas ir poreikio analizė. Tai antra prezentacija, antras seminaras, kuriame vėlgi buvo pristatyta apžvalga, šį sykį cloudas buvo pristatytas. Man yra svarbu sužinoti iš jūsų, kokios temos jums yra aktualiausios. Tai yra seminaras šitas, vėlgi buvo apibendrintas. Mes galime lysti į kiekvieną iš temų. Kiek aš supratau iki šio ketvirtadienio, tai labai svarbi yra saugumo tema. Tai saugumo tema yra numatyta, na gal ne kitą ketvirtadienį, gal dar kitą. Yra jau pakalbėta, ruošia prezentaciją apie cloud security. Taip, tai sekite tiesiog tą informaciją. Čia kaip viena iš temų. Galbūt jums rūpi Azure platforma. Galbūt, galbūt jums rūpi pasižiūrėti, kaip tai veikia. Tai parašykite tiesiog, lauksiu. Galima bus paimti, palaužyti Azure platformą, nes yra vadomieji prisijungimai. Galima bus tiesiog tą išbandyti. Vėlgi laukiu iš jūsų. Kokios temos mažiausiai žinomos? Tai yra, manęs klausė, sako, kodėl neatsiuntė niekas prezentacijos. Taip, aš galiu atsiųsti prezentaciją, prašykite man laišką. Taip, ir aš atsiųsiu prezentaciją. Ten jūs matysite visus šitos dalykus. Tai nėra slapta informacija toli gražu, tai yra vieša informacija. Todėl parsisiųskite tą prezentaciją, galbūt peržiūrėkite dar kartą namie ir tiesiog parašykite. Man yra svarbu, pas mus puslapyje taip pat yra balsavimas. Galite parašyti, tiesiog pasirinkti iš tenais kažkokią temą, jeigu ją rasite. Kaip greitai reikalinga tą informaciją norėčiau žinoti, tai yra, būtų gerai pateikti ją laiku, nes visiems visko reikia, bet visko pateikti vienu metu negalima. Kokio gilio informacija reikalinga per seminarus, mes aišku negalėsime labai giliai į tai lysti. Jeigu jūs norėsite sužinoti giliau apie kiekvieną iš dalykų, tai jums reikėtų iš tikrųjų kreiptis į Microsoft oficialius mokymus, Microsoft Official Curriculum, kuriuos teigiame. Klausimas yra, kada jie pasirodys. Jie jau yra. Virtualizacijos kursai jau yra. Jie buvo ir skaityti pas mus mokymo centre. Azure kursai taip pat bus. Nors šiai dienai
jų nėra pateikta, išpublikuota, tačiau yra betinės versijos tam tikros, kurios, aišku, turi būti adaptuotos. Aš manau, kad spalio pradžioje, rugsėjo pabaigoje turėtų pasirodyti ir Azure kursai, tai yra daugiau orientuoti į developerius. Tai tie, kas developina, turbūt susidomės, kaip tai daroma, kaip naudotis tomis technologijomis. Taigi, mokai yra. Jeigu jūs turite poreikį, tiesiog parašykite. Pagreidinsime šitos dalykus. Galimos investicijos, jūsų laikas pagrindinė investicija. Tai kiek jūs galite investuoti savo laiko, tiek jūs ir gausite atgal. Savo laiką aš investuoju, tikiuosi to pačio iš jūsų, kad jūs taip pat savo laiką investuosite. Galbūt yra kažkokių klausimų, kažkas kažką nori paklausti, rūpi kažkas ir panašiai.